Sveiki visi, jau matau, kad jungiatės. Taigi šiandieną toliau vyksta ryto kava ir jau ateina pavasaris ir visi turi savo darbus ir taip toliau. Tai ryto kava nuo birželio mėnesio išeis atostogų iki kokio rugsėjo ar spalio, tam, kad vėl mes galėtume pasiilgti šitų susitikimų. Tai dar iki birželio mėnesio šiek tiek vyks, tai kokie 5 susitikimai mūsų laukia. Ir tada ir ryto kava atostogaus, kad vėl būtų naujų jėgų, naujų įkvėpimų. Na, o dabar norėčiau paskaityti dienos Evangeliją. Ir tam, kad mes galėtume sustoti prie keletą tokių įžvalgų ir svarbių žodžių šiandieną. Tai šiandienos Evangelija yra iš Evangelijos pagal Joną, 6 skyriaus, nuo 60 iki 69 eilutės imtinai. Tai išgirdę daugelis jo mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei matytumėte žmogaus sūnų užžengiantį ten, kuris buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Taigi, šios dienos Evangelija nėra lengva ir tarsi yra priekaištas mums. Tai ir mokiniai taip pat murma, kas galbūt nėra ir mums svetima. Jo kartais mūsų gyvenimo istorijos vingiuose pasitaiko taip pat ir murmėjimo. Murmėjimo Dievui, tai ko nesuprantame, kas yra per sunku arba kur reikia per daug, kabutėse, išeiti iš savęs. Ir čia Jėzus iš tikrųjų kalba, ir kontekstas yra, kuriame jisai kalba, tai yra visas 6 skyrius, kur jisai kalba apie save kaip gyvybės duoną. Ir kad mokiniams yra sunku tai suprasti ir sunku atsiverti šitam slėpiniui. Jėzui kaip gyvybės duonai, kaip eucharistiniai duonai, apie kurią jisai kalba. Ir todėl ta žinia yra kieta, todėl kad ši žinia nėra apčiuopiama ir tik suvokiama protu. Ne, tai yra patirtis, tai yra susitikimo patirtis, perkeičianti susitikimo patirtis, kuri yra ir suvokimas, bet kartu pranokstantis tai. O tam, kad ta patirtis įvyktų, kuri dvasinė tikrovė, tai tam reikia atsiverti šventai dvasiai. Ir čia 63 eilutėje sakoma, dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Taigi, akivaizdu, ir mes ne veltui artėjame prie sekminio slėpinio ir be šventosios dvasios mes negalime suprasti ir suvokti dieviškų dalykų. Taip, mes turime gilintis, mes turime pažinti, tame turi dalyvauti ir protas, bet perkeičiantis susitikimas įvyksta per šventąją dvasią, per kurią mes išties širdimi pažįstame Dievo slėpinius. Proto pažinimas gali tarpininkauti, jis yra įrankis. Ir kartais proto žinia ir pažinimas yra toks didelis, kad palaipsniui tai keliauja link mūsų širdies. Bet kokiu atveju, jei yra tik protas, bet dvasios, neįvyksta susitikimas. Tik protas. Nes tai yra kūnas. Tai yra kūnas, kuris yra ribotas. Tai tam reikia dvasios.
Ir kas įvyksta, jeigu mes neatsiveriame tam slėpiniui. Ir ne veltui šiandieną yra skaitinys iš apaštalų darbų, kuriame yra aprašoma, kaip Petras išgydo luošį. Ir taigi ir čia rašoma apaštalų darbuose 9 skyriuje nuo 32 iki 35 eilutės. Ir jis keliaudamas, užsuko ir aplankė gyvenančius Lydoje. Ten jis užtiko žmogų vardu Enėją, jis paralyžiuotas, jau 8 metai gulėjo patale. Petras jam tarė: Enėjau, tave gydo Jėzus Kristus, kelkis ir užklok savo guolį. Šis akimoju atsikėlė. Visi Lydos miesto ir Sarono lygumos gyventojai pamatė jį ir gręžėsi į Viešpatį. Toliau, kas vyksta? Prikėlimas iš numirusių. Ir kur sako: Tabita, kelkis. Ši atmerkė akis ir išvydusi Petrą atsisėdo. Petras ištiesė ranką ir ją pakėlė, tada pašaukęs vidun šventuosius ir našles parodė jiems ją gyvą. Taigi, kas norima pasakyti? Ir šios Evangelijos, Jono Evangelijos kontekste, kad reikalinga Dievo galybė. Kitaip įvyks mirtis. Kitaip tu būsi paralyžiuotas ir tavo tikėjimas ir tavo kasdienybė bus paralyžiuota, o galiausiai neteikianti gyvybės. Ir tam reikia prisilietimo, tam reikia Viešpaties vardo ir dvasios patirties. Taigi, kaip Izraelis yra pašauktas išsilaisvinti iš paralyžiaus, prisikelti iš numirusių, atsiveriant Jėzaus Kristaus gerai naujienai, taip ir mes esame pašaukti priimti tolygiai Jėzaus Kristaus asmenį ir Eucharistiją, kaip tą, kuri gali mums teikti gyvenimą, kuri gali mus išlaisvinti iš paralyžiuojančio mąstymo, paralyžiuojančių santykių, paralyžiuojančių įvykių. Ir nes Viešpaties vardas yra galingas, teikiantis gyvenimą ir naują pažinimą, naują žvilgsnį, naują žodį, naują impulsą gyvenimui. Ir nesvarbu, kas bus aplinkui, ir kalnai gali griūt. Bet Viešpaties žodis tas, kuris prikelia, kuris atveria. Ir šiuo atveju esame kviečiami priimti Viešpaties malonę, priimant jį kaip asmenį ir kaip Eucharistiją, kaip duona, kuri taip pat yra asmuo. Tai atiduokime Viešpačiui tuos momentus, kai mes per daug prisirišam prie stebuklų, kai vis norime stebuklų, norime kitokių stebuklų. Ir taip nutinka kartais išties, bet juk stebuklas pats iš savęs yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimas, jo žodis, pasilikimas Eucharistijoje. Ar gali būti dar didesnis stebuklas? Taigi atiduokime tas kerteles, tuos mąstymo vingius, kurie yra mūsų kertelėse, kur kabutėse ieškom didesnių stebuklų. Jau įvyko didžiausias stebuklas, Viešpaties įsikūnijimas, jo mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas, jo pasilikimas Eucharistijoje. Taigi ar galime dar trokšti kažko daugiau? Tai yra daugiausia, kas galėjo įvykti. Ir mes esame stebuklas, kai įsileidžiame Viešpatį ir jis keičia mūsų istoriją, mūsų gyvenimą, mūsų santykius. Taigi Viešpatie Dieve, aš meldžiu už kiekvieną, kuris dabar yra gyvai ir kas klauso ir vėliau klausys šio įrašo. Aš meldžiu Viešpatie, išlaisvink iš to mąstymo, kad mes trokštame stebuklų, trokštame kažko apčiuopiamo. O juk didžiausias apčiuopiamumas, kas ateina taip pat į mūsų kūną ir prie ko mes galim prisiliesti net fiziškai, tai tavo Eucharistinė duona. Viešpatie, aš šlovinu ir garbinu tave ir meldžiu tavo šventosios dvasios, kad atgaivintum šį mūsų žvilgsnį,
tu ateik ir mes leidžiam tau ateiti į mūsų širdis, kad mes vis giliau ir pilniau išgyventume tave realų, realiai esantį, realiai veikiantį Eucharistijoje. Viešpatie, tau pavedu visą mūsų dieną, visus susitikimus, visus išbandymus, užsibrėžtus tikslus, kad visa tai būtų perkeista tavo dvasios ir mes patys būtume tavo dvasios vaikai. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Na tai ką, tai jums palaimintos dienos, gražių sodinimų, ruošimų dirvų šiltnamių. Žinau, kad šaltoka Lietuvoje, bet man atrodo užkietėjusios sėjėjos ir sodininkės visada kažką atras, ką daryti. Taigi palaiminto šeštadienio ir skanios ryto kavos. Sudie.